Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia, visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai. Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejonės. Televizijos kanalo Pukas TV laidoje Kauniečių akimis. Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su mumis tyriamoji žurnalistikos laida, analitinė laida Kauniečių akimis. Pabandysime, žinoma, ir jūs galbūt priimsime į pokalbį, jeigu turėsite kažkokį rimtą klausimą ar savo pasiūlymą. Studijos telefonas 34 0077, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias, analitikas, politikos analitikas, ekonomistas Karolis Bruderis, sveiki. Sveiki. Ir aš Kęstutis Pukas. Pažiūrėsime plačiau iš paukščio skrydžio į pasaulį, į Lietuvą, į Seimą, į žmonių gyvenimą, kaip atrodo. Kaip, Karoli, jūs stebite visą laiką, sako, čia dabar daugiau kalba apie Ameriką, ne apie Lietuvą, bet aš manau, kad tai, kas vyksta dabar, tokių dalykų dar turbūt ir nelabai buvo pasaulyje, kas dabar vyksta. Ir turbūt didžiausias dėmesys vis tik tai yra į Trumpo sprendimus, į prezidento Amerikos sprendimus. Na, čia visokių yra tų, žinot, kurie gal supranta, gal nesupranta, kurie labai nori ir pakalbėti. Taip pat paliesime truputį temą. Kaip, sakykit, jūs stebite viską, kaip prasideda jų posėdžiai, kaip prasideda jų diena, tų, kurie dabar perėmė, kas ten per, kaip sakydavo, kiekvienas turi savo hebrytę, tai Trumpas turi savo hebrytę. Kas ten per žmonės, kas ten per atstovai valstybės valdyme ir kaip jums atrodo iš to paukščio skrydžio, kaip aš jau taip pasakiau, iš? Tai ačiū Dievui, kad dabar tuos dalykus galima žiūrėti nebūnant tenai. Galima tiesiogiai matyti, tiesioginės tas transliacijas, kai vyksta. Lyginti, reiškia, mum lyginti su Amerika, čia gal už 100 metų, nežinau. Žinau, taip liaudišką posakį sako, mum toli kaip iki Amerikos. Suprantat, pasaulis kitas, žmonės kiti. Pavyzdžiui, jeigu paimti dabar tą Trumpo visą ministrus vadinamus, visą vyriausybę, tai tokių turtingų žmonių komandos Amerikos istorijoje nebuvo. Sako, prieš 100 metų panašiai buvo tokie palyginti. Čia jų kalba. Milijardieriai, vienu žodžiu. Antras dalykas, kas krenta į akis. Jauni palyginti. Ir kaip parodo, reiškia, jie tą kongresą savo arba senatą parodo. Tai gaila žiūrėti. Ką reiškia, kai valdžia užsisėdi. Aš norėčiau, Karoli, kad jūs truputį pasakytumėte savo nuomonę. Pas mus Lietuvoje į milijonierius, milijardierius, pas mus tokie, žinot, kai sako, pirmas milijonas nešvarus. Vadinasi, nusikalstama veika kažkokia, per kažkokios tai grobimus, privatizavimus, per dar kažką. Ir taip suformuojama, kad turtingas žmogus, jisai negali būti sėkmingas versle, pataikyti rinkoje ten ir uždirbti tuos, sakykime, didelius pinigus. Ar pasaulyje tikrai visi tokie jau ten, nes paprastam žmogui atrodo, kad jeigu ten milijardierius, tai ten jau ten blogas, nesąžiningas, nedoras ir nepripažįstantis jau ten kitų vertybių, tik tai tie jau milijardai. Kaip jūs nuomonė apie tos žmonės, kurie tai padaro, kurie turi, kuriems sekasi? Ar čia gabumai? Ir gabumai, ir likimas, čia daug yra tų niuansų. Ir aišku aplinka. Jeigu toje aplinkoje, kur ar darbe, kur tu, jeigu jau žemiau nusileisti, jeigu tenai nėra pinigų, ne ta prasme, kad kokių tenai
pagriebti pinigų, bet jeigu iš vis, nėra pinigų, apyvartos mažos, kaip tu ten būsi turtingas? Suprantat? Tai čia ir yra, kur valstybės, kur tos vyriausybės suteikės, padaro tokias sąlygas, kad žmonės turtėtų, taip ir atsiranda. Bet jie nėra blogi žmonės, kad aš apie tai, kad daug žmonių galvoja, prie milijardierį ten nugriebs, nusmauks visus ir dar padarys turtingesnė. Žiūrėkit, visų pirma, tai čia požiūrį kaip pakeisti. Jo, bet visų pirma, tas jau vyriausybės posėdis trečiadienį buvo. Daug jų ten jų susėdė pilna. Atėjo dvasininkas, civiliai apsirengęs, už nugarų, ir kelias minutės perskaitė maldą jisai. Pradžia buvo tokia lygtai Tėve mūsų, lygtai, žinot. Bet esmė yra tokia, kad jie visi dėkoja Dievui, kad Dievas jiems suteikė galimybę dirbti Amerikai, dirbti Amerikos žmonėm. Esmė tokia būtų. Suprantat? Visi klauso, visi matosi, matosi ir jiem tinka, visiems atmosfera tinka, visiškai Girdi vidumi žmonės, sakykime. Taip. Tai, kad čia pasėdėsiu, pademonstruosiu, kad čia sueina atsėda bažnyčiai pirmam suoliukį, tie ir galvoja, tai ką čia apie ką. Ten jaučiasi, kad žmonės girdi. Jaučiasi žmonės girdi ten ir pati ta perskaityta malda, supranta, tai ten nedavatkiška kokia tai, bet protinga, nuoširdį, ir aišku, jeigu taip pažiūrėti, kad tai, kaip dabar jie susėdė, kokia ten komanda atsirado, tai aišku, reikia dėkoti Dievui. Jeigu ir prašyti, kad jiems sektųsi, suprantat. Ir ta dvasia atsiranda tokia bendra darbui. Taip. Čia pradžia būna tokia, buvo. Aš pirmą kartą matau tą, reiškia, vyriausybės jų posėdį, pirmą kartą matau. Ar nerodė anksčiau, nežinau, kaip tenai buvo, bet ten ir nebuvo ką žiūrėti, jeigu žiūrėti tą. Buvusis. Jo. Ten atvesdavo tą prezidentą. Išvesdavo žmoną, nedaug dėlė. Bet čia irgi Amerika, matot. Jo. Irgi Amerika. Tai ir tų žmonių, sakykit, dabar darbai, kiek ten laiko buvo pristatymą, ten po tos maldelės, vadinkim, nuo to dvasinio apjungimo, tos kolektyvinės dvasios. Prasideda kuo? Ten pirmas posėdis. Vyko tik tai pas pirmas šitos komandos. Tai ten daug tų klausimų nebuvo. Ten daugiau kalbėjo prezidentas, Trumpas kalbėjo. Pasakojo jisai, ką padarė, pasakojo, kad čia tą auksinę kortelę įsteigė jie. Kur negalėjo, reiškia, patekti į Ameriką. Pirk. Pirk ir gyvenk, daryk. Ir jis paskaičiavo, viską skaičiuoja. 5 milijonai. Taip. Jeigu milijonas nupirktų, 5 milijardai. Parama. Nebloga verslui kažkokiam. Tai jis... Bet jie žiūrėkit apie ką kalba. Kad statytų gamyklas, kad statytų fabrikus, kad būtų darbo vietos atvažiava, jeigu tu esi auksinė kortelė, ne, oligarchas kažkoks pasinaudot. Jo, šitus jeigu, reiškia, jeigu tos pinigus, jeigu čia tą trilijoną gautų, reiškia, už tos tai jie iš karto deficitą ir skolas mažinti. Ja. Jie nesidžiaugia, kad jie turi skolą, suprantat? Taip kaip pas mus. Kažkas įkišo į skolas, kaip pas mus, žiūrėkit. Džiaugiasi, kiek dar skolyt galim bus. Jo, bet pas mus girdėjot, vienas Vėgėlė apie skolą. Taip, visi tyri. Visiems gerai. Gerai visiems. Pas mus iš vis tokia, žinot, jeigu paimti, tai, sakykim, labai jau savotiška valstybė. Labai savotiška. Žmonių gimsta mažiau. Miršta daugiau. Taip. Skolos didėja. Ir valdžia atbuvusi, čia valdžios pasikeitė. Išėda pakėlė galvą. Išėda pakėlė galvą. Kaip čia viskas?
Širdies ir proto reikia tik neturėti, kad matytum kaip gerai. Tai, suprantat, ir kaip paskaitai mūsų tos, kaip prašo dabar, kad ar Trumpas buvo KGB agentų, mūsų iškeičia. Kaip paskaitai, tai jis čia tik tai pradėjo dirbti. O kodėl jie nepaklausė, kam ta mūsų valdžia dirba? Jeigu tai pažiūrėti. Taip? Keistai, daug kas gilinasi. Nu, Keistas kryptis. Nu. čia mes labai paviršutiniškai. Taip, žmonių mažėja. Taip, gimsta mažiau. Miršta daugiau. Darbo vietų mažėja, žmonių trūksta dirbti. Žmonių trūksta. Valstybė. Ir skolos didėja. Tik skolas ir aptarnauti reikia, ne tik atiduoti, bet dabar ten milijardas. Tai aptarnaut, bet jau čia nesigilinat. Va, taip, tik tai. Viskas brangsta, maistas brangsta. Taip. Elektrą pažiūrėkit, kaip dabar. Trigubai. Tai bus. Tai valdžia išėjo, suprantat, pakeltą galvą, tai galima taip įsivaizduoti, kad ten pakeltą galvą, ten kas juos užsakė, kas pasamdė, tai jie prieš tą, kas pasamdė, tai jie pakeltą galvą. Mes padarėme? Mes padarėme. Padarėme, chebrytė. Ir taip galima kalbėti. Jo, tai čia tie ar agentas ar ne, tai. Bet klausimus tokius kelia spaudoje oficialiai. Taip, oficialiai spaudoje. Ir Lietuva, čia žinot, jau su Taivanu dirbo, matot, prisidirbo anūkėlis. bet čia rašo ne taip koks nors tenai. Čia rašo Česlovas Iškauskas. Jau žurnalistas turbūt vienas iš seniausių turbūt, taip. Ir dabar, vat, aš paėmiau, aišku, perskačiau, kaip įdomu man, ar Trumpas buvo KGB agentų. Taip. Ir jeigu dabar paklausyt manęs, tai aš nežinau. Aš nežinau, nes iš to straipsnio, nes jisai niekur neparašė, kad reiškia, kur kas nors būtų. Bet antraštė yra. Jo, ilgametis Sovietų Sąjungos KGB karininkas Masajevas pareiškęs, kad 40-metis Donaldas Trumpas 80-ais buvo sužargubotas KGB ir gavęs Krasnov slapyvardį. Tai čia. Faktas. Ale. Jo. Diena buvo sakė. Jo, įsivaizduoju. Ir kad, paskui, kad reiškia, užmesgė santykius su Rusai, Ženevai. Darbas, eilinis darbas, kas vyksta. Ir bet grįžkime prie sensacingos, tačiau ko gero įtikinamos žinios apie Trumpo tarnystę KGB. Seno sovietinio saugumiečio liudijimas. Jo Facebook paskyroje yra ir nuotrauka iš Trumpo susitikimų su Gorbačiovu. Dar neįrodo nuo meto JAV statybų verslininko pažinties su SSR užsienio žvalgybos agentų Dresdene. Sunaikinęs saugumo dokumentus, Putinas į Leningradą grįžo tik 90 sausį. 80-ais jis apsilankė Maskvoje viešbučio priešais Kremlių statybos reikalais. Čia iš žurnalo Forbes žinių ir pakabino, kad 80-ais tai Trumpas buvo Rusijoje, Maskvoje. Čia ir pakabino jį. Sunku patikėti, tačiau buvusių saugumiečių, sako, nebūna. Matyt, Putinas su Trumpu liko artimi sielomis. Tai rodo ir dabartiniai įvykiai. Česlovas Iškauskas. A straipsnis, bet Trumpas buvo KGB agentų. Tai aš suprantu tik tai taip, kad jam pasakė, parašyk tokį. Tai jis tai tik tai va tą parašė antraštę. Su klaustuku. Antraštę parašė viskas, suprantat? Bet vat pas mus va tokie dalykai daromi. Dabar kitas, pažiūrėkit, žinomas žmogus labai. Labai žinomas. Stasiukas. Jo. Šerifas buvo Stasys. amžinas vicemeras. Taip.
Stasys Buškevičius. Tai sakote, Donaldai, rusų negalima įveikti? Nu ir jis įdėsto, žiūrėk, į pradžią. Kągi Donaldai? Čia jo draugas. Nu, tai čia kaip ir... Bičas. Bičas, jo. Čia Stasiukas, taip sako. Stasiukas. Donaldai. Jo, kągi Donaldai? Prisiminkite mokyklos laikus, kaip Napoleonas įsitaisė Maskvoje, bei kaip patys rusai bėgdami padeginėjo savo sostinę. Ir kodėl Napoleonas po to atsitraukė. Prisiminkite, kokios dar valstybės kariavo prieš Napoleoną. Matot, žinių bagažas. Šitą Arnoldas, jeigu klauso, tai tikrai paskambins, pasakys savo nuomonę. Ir dabar žiūrėkit, jau jisai iš viską tenai išvardėjo, tą visą istoriją, kur tenai rusai kariavo. Dabar žiūrėkit, o kokia ateitis laukia Rusijos? Sibiras Graškinijai, Kurilų salos Japonijai, Karelija Suomijai, Čečėnijos Respublika Ičkerija vėl taps nepriklausoma valstybė. Kitos rusų pavergtos mažos tautos bus suverenios. Karaliaučiaus kraštas? Na, jūs patys puikiai suprantat, kam atiteks. Čia Stanislavui karaliui. Stanislavas pat. Jo. Ir vietoj Rusijos federacijos liks tik Moskovija. Tad, Donaldai, padėkite laimėti ir eisite į istoriją kaip Ronaldas Reiganas. Nepadėsite, be jūsų laimės Ukraina tik sunkiau ir su didesniu aukų skaičiumi. Stovėkite teisingoje istorijos pusėje. Aš nežinau, kaip klausytojai ir žiūrovam atrodo, kaip Stasiukas čia drįsta tokius dalykus oficialiai rašyti. Čia gali prie alaus bunkos, ten pagėjęs gerai kažką prisislebizavot. Lietuviškai sako, na prisištekė girtas. Bet čia, nu... Žiūrėkit, vienas komentaras. Buškevičiau, esi labai karingai nusiteikęs. Tad galėtum bent mėnesį pakariauti Ukrainos apkasuose ir tik po to svaičiuoti apie pergalės. Rusija yra galinga atominė valstybė. Jos raketos, manau, jau senokai nutaikytos į galimus priešus europiečius ir jų didmiesčius. Užtenka tik kelių mygtukų paspaudimų ir prasidės branduolinis karas, kurio pasekmės gali būti katastrofiškos visiems. Ir rytams, ir vakarams. Nuliek žemėn ir tamstos aukšta skrybėlė. Tad geriau pritark Trumpui ir pradėk galvoti apie taiką. Laukiame protingų pasiūlymų. Ką pasakyt galit? Pasakyti yra ką pasakyti. Žiūrėkit, juk. Kaip ten bus su ta Amerika, nu ką čia gali žinoti, bet tą, ką jie šneka, tai kiekvieną dieną jų šneka kokia yra. Kad nebūtų karo, sustabdyti karą. Kad nebūtų žmonės. Kad nežūtų žmonės. Kad nežūtų žmonės. Pagrindinis dalykas. Kad tik nežūtų žmonės. Nu, kaip tik tai pasakė, tai mūsų čia iš karto. Ką jie darys? Jeigu nebus karo. Jeigu nebus karo, negalės žaisti karų. Ką jie darys? Ką, dirbti reikės eiti? Taip? Dirbti nelabai norisi. Atpratę daug kas dirbti, apskritai atpratinta Lietuvoje su mūsų politika. Su, kaip jūs įvardinat, keistai elgiamasi valstybėje. Žiūrėkit, dar jeigu vakargi susitiko, reiškia, Anglijos. Su Anglijos premjeru. Žiūrėkit. Ir apie ką jie tenai kalbėjo. Vat. Jau rašo, kad Trumpas švelnesnių tonų kalbėjo, reiškia. Vat. Ir esmė visą laiką buvo apie, kad nutraukti karo veiksmus. Ir JAV prezidentas pasakė, kad yra pasirengęs svarstyti daugybę priemonių susijusių su saugumo garantijomis. Tačiau pirmą noriu užbaigti Ukrainos ir Rusijos susitarimą. Čia dėl to, kad važiavo prieš Starmerį važiavo Makronas. Irgi tenai jie važiuoja, irgi bijo, kad sustos kariauti. Iš esmės, jeigu paimti. Tai
Bet kai vyko, daleiskim, vakar pokalbis. Vat. Pergalę turime laimėti, kalbėdamas per bendrą spaudos konferenciją, sakė Starmeris. Vat. Tai negali būti tokia taika, kuri būtų naudinga agresoriui. Čia jo. Dabar ten klausė ar žurnalistai, ar Trumpas pritarė NATO tam 5 straipsniui. Trumpas atsako, kad palaiko, tačiau nemano, kad mes turėsime tam kokią nors priežastį. Manau, kad turėsime labai sėkmingą taiką, pridūrė jis. JAV prezidentas sako, kad nori jos humaniškų pagrindų ir todėl, kad nenori mokėti milijardų už beprasmį karą, kurio niekada neturėjo būti. Galima pritarti. Be abejo. Tai įsivaizduojat, kad 5 straipsnį panaudotume, bet jo nelabai prireiks. Taip, Tiesiai ir sako, nereiks taip, jo. tiesiai sako. Dabar paklausė apie Izraelį. Bet ar ten su Anglija buvo pokalbis dėl to, kad sako visą laiką jūs Anglai mokat, nereiks jums pagalbos. Paklausė, ar padėtumėte? Jo, aš toj pasakysiu, jo, toj prieisiu. Ne tik, kad padėtumėt, bet paklausė, ar laimėtum prieš Rusiją. Jo. Bet čia Starmeris sako, kad jis ir Trumpas kalbėjosi apie taikos susitarimą Ukrainoje, kuris būtų griežtas, bet teisingas. Jis sako, kad Trumpas teisus, jog Europa turi padidinti išlaidas gynybai ir pridūrė, kad jis mato didėjančią grėsmę, su kuria žemynas susiduria. Žemynas susiduria. Grėsmė. Bet grėsmė tai ne dėl to grėsmė, kur Vensas pasakė, viceprezidentas grėsmė, kad jie Europai patys prarado, sakykime, pagrindą po kojom. Bet tai tiek pagyvent, kad nėra su ko kalbėti Europoje. Nu, jie tai žiūri, irgi iš paukščių skrydžio, kaip sakau, iš aukštai, iš žmonės, su ko kalbėti. Vis dėlto čia reiškia, aš iš eilės kaip čia buvo. Starmeris dėkoja Trumpui už įsipareigojimą siekti taikos Ukrainoje. Sukūrėte didžiulę progą pasiekti istorinį taikos susitarimą, sakė Starmeris Trumpui. Dabar jau, kadangi jau ta šneka tokia savotiška, žinot, įdomi, tai jis pasakė, kad ovaliame kabinete Jungtinė karalystė turi tikrą draugą. Į toj spaudos konferencijoje, reiškia, Donaldas Trumpas perdavė žodį tam Starmeriui. Tai jis padėkoja prezidentui už jo svetingumą ir vadovavimą. Po to, kai jie paspaudė vienas kitam ranką, ir Starmeris teigė, kad vizitas buvo labai geras ir produktyvus ir pridūrė, kad gera žinoti, jog Jungtinė karalystė ovaliame kabinete turi tikrą draugą. Žinoma, aišku, gera. Dabar paklausė jo apie tą būsimą susitarimą dėl naudingų iškasenų. Tai šiandien pasirašyta? Šiandien turėtų jo, tai kaip išneka. Mes kasime ir kasime, sako Trumpas. Jis sako, kad susitarimas veiks kaip kompensacija už JAV karinę pagalbą Ukrainai. Trumpas Ukrainos gynybą vadina vertingų dalykų. Toliau, ką pasakė Trumpas, kad Starmeris yra kietas derybininkas ir labai ypatingas žmogus. Nu, jie viens kitą gyrė, žinot. Nu, žiūrėkit. Tai gal ir už ką? Jo, ministrė pirmininkė Starmerį. Mūsų diskusijose buvote nuostabus. Tačiau esate labai griežtas derybininkas. Nesu tikras, ar man tai patinka, bet nieko baisaus, sako Trumpas. O Jungtinės karalystės premjeras tai išgirdęs nusišypsojo. JAV prezidentas apibūdino Starmerį kaip labai ypatingą žmogų. Dabar Trumpas yra tikras, kad Putinas laikysis bet kokio taikos susitarimo sąlygų. Jo paklausė. O apie Putiną Trumpas kalbėjo taip. Jį pažįstu ilgą laiką ir nemanau, kad jis sulaužys duotą žodį. Aš, kai mes susitarsime, manau, susitarimo bus laikomasi. Aišku. Jūs pasitikėjimą išreiškia. Taip. Dabar apibendrinimą jau, kad ovaliame kabinete vykusio spaudos klausimų atsakymų diskusijoje pagrindė dominavo Donaldas Trumpas. O Starmeriui dažnai sunkiai sekėsi tarpti žodį.
Klausinėja, na, žinoma. Na, jo. Svarbiausi teiginiai. Ukrainos NATO viltis sužlugdytos. Trumpas užsiminė, kad tai nevyks, kai kalbėjo apie Ukrainos siekį prisijungti prie gynybinio alijanso pagal paliaubų susitarimą su Rusija. O ir Trumpas paklausė Starmerio, Jungtinė karalystė galėtų pati susidoroti su Rusija. Čia įdomus. Jam sako, kad jo nuomonė, Jungtinė karalystė turi puikią kariuomenę ir kad JAV visada palaikys Britus. Tada jis kreipėsi į Starmerį ir juokaudamas paklausė, ar Jungtinė karalystė galėtų pati įveikti Rusiją. Jis patikino Trumpas, kad Ukrainos prisijungimas prie NATO nevyks, jis patikino, kad jo svarbiausias tikslas yra sustabdyti kovas, kadangi buvo prarasti tūkstančiai karių. Dabar ten buvo ir viceprezidentas Vensas. Tai Vensas pasakė, kad, reiškia, mūsų sieja ypatingi santykiai su Jungtinė karalystė ir mūsų draugais Europoje. Tačiau žodžio laisvė buvo pažeista. Jis pridūrė, kad žodžio laisvė, kad ypač nukentėjo JAV technologijų bendrovės, Starmeris atkirto, sakydamas, kad žodžio laisvę turime jau labai ilgai, jį tęsis dar ilgai ir mes to didžiuojamės. Nenori pripažinti. Nenori pripažinti. O ten tie klausimai kartuojasi, žinot, Trumpo klausta apie dėrybas dėl taikos Ukrainoje. Žurnalistams jis pareiškė, kad esame gerokai pasistumėję prieki dėl taikos susitarimo. Ir sakė, kad su Rusija bei Ukraina buvo surengtos geros dėrybos, pridurdamas, kad pastaruoju metu Rusija elgėsi gerai. O tai vat. Taip atrodo, iš apžvelgus visiškai. Taip. Nu, dar šiandien bus įdomu labai, bet ką jį pasirašys, ką matot jau. Bet tai geriausia, kaip Trumpas pasako, sako, kai tu vadinai ten į diktatorių, negali būti, kad aš taip vadinu. Su jumoru. Žinot, pagauna kokį žodį, dėl ko, kaip paskui čia ištransliuoja visą. Čia jie, žinot, pasižodžiavo, kaip turi būti. Jo, tai buvo ir dėl ko. Turi būti, jau pasižodžiavo, bet... Nu. Šiandien, manau, bus įdomu, kaip pasibaigs. Įdomu, bet padėtis, aišku, yra sudėtinga, todėl kad Amerikoje tenai liečia milijonų žmonių, tos jų vadinamos reformos. O liečia tai kaip? Jeigu palikti darbo vietą, jeigu gavai gerus tos pinigus ir nereikėjo dirbti. Žinot. Tai bet, žinot, ten tokie pinigai, ten tokie, žinot, milijardai ištaškyti, bet kam. Tai man vakar čia atsiuntė straipsnį iš Kanadoje, kaip publikuoja, kad tuose jau valstybinio finansuojamuose įstaigose labai daug žmonių dirbo, kurie jau 140 metų gyvena. Ką tai reiškia? Mirė. Žmonės atlyginimą eina. Prezervatyvų ten milijonais pirko kažkam. Tai, žinot, ten yra daug problemų. Ir aš manau, kad jeigu pradės žiūrėti, iškels viešumon, turės sprendimą priimti kažkaip. Negali būti tokių dalykų. Žinot, tie dalykai greitai nesidaro. Tai ir neskausmingai. Kai kam skausmingai bus. Skausmingai ir yra, aišku, priešprieša didžiulė, kaip jie ten. Daug dievė, kad pasitvarkytų, esmė, kad nebūtų karo. O šiaip, kaip mes matom, mūsų Europos Sąjunga, džiaugtis nėra ko. Sunkiai tvarkosi su biurokratiniais aparatais. Taip kaip mano nuomonė, čia ne šios dienos, tai nesusitvarkys, nes ko galima tikėtis, pasakykite. Principai ne tie. Principai ne tie, bet ir žiūrėkit, atranka. Ko galima tikėtis, jeigu jinai parinko jau tos komisarus, vedantis Europos
komisarai, taip, savo sričių. Kubilius, ta ponė Estijos, Kaja Kalas. Paskui sako, nuvažiavo į Ameriką, su ją nieks nenori šnekėti. Nu, tai kas su ją šnekės? Ką jinai atstovauja, ką jinai pasakys? Jo, nu, Čia žinot, esmė tokia, kad sako, nėra su kuo kalbėti. Nu, tai iš tikrųjų, kad nėra su kuo kalbėti. ką jinai gali pasakyti, va taip kaip mūsų, va, Stasiukas. Taip. O, Stasiukas Donaldai. gali pasakyti. Jo, ir jinai, tu ką tu negali laimėti? Mat, Na, kas vyksta Amerikoje, tai labai vieša, labai daug ištransliuojama ir pažiūrėkit, tie pasirašymai visi vyksta su žurnalistų akivaizdoj. Viskas filmuojama, dar žiūrėkit, tiesiogiai žiūri tos dalykus. Na, ten nieko nėra, gal ten yra kažkokie, žinot, tik paruošimų visokių, ten gal ir karų, ir tarpusavį nuomonių kitokių, bet taip viską pasirašo viešai ir viskas vyksta ir daro. O dabar į Lietuvą sugrįžkim. Ar Lietuvoje, nu, įmanoma kažkas panašaus ar ne? Kas nesiniai prisijungėte, tai analitinė laida Kauniečio akimis, galite prisijungti, paskambinti 34007, Kaune, Kauno kodas 037. Karolis Bruder svečias, aš Kęstutis Pūkas, bandau paanalizuoti, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Lietuvoje, Europos Sąjungoje. Gal pirmadienį kitą bus Petras, atvažiuos, papasakos savo vizitą į Ameriką ir kaip jis mato Europos Sąjungos darbą, tą biurokratinį aparatą, žinot, galim, žinot, ten nepaimti 100% analitiką, analizį, bet, žinot, kai ten būni, vis tiek matai, kaip yra jau politikoje. Petras tikrai daug metų ir mato, ką kalba, kaip kalba. Arnoldas paskambino. Sveiki, Arnoldai, tavo draugą apkalbėjau. Intonacija labai, kaip sakant, išlėtinta ir tokia nenutaikinė, sakykime taip. Kodėl toks liūdnas mano atveju, kad aš paskambinu, juk sakėjai, kad gal Arnoldas klauso. Taip, Arnoldas klauso, kaip toj senoj dainoj. Rodina slышит, Rodina znает. Nenueina nuo ragelio radio imtuvo ir dabar, kada palėtėt mano gerai pažįstamą asmenį, tai yra Stasiuką Buškevičių, kaip jis ten vadinosi, šerifas Kauno, tas vicemeras ir panašiai, ir panašiai. Nu, matai, jisai buvo savo laiku, dirbo Inkare technologu, po to medicinos institutė kažką tai dėstė. Tarp kitko, žino Karolis, kad Inkarą įkūrė mano giminaitis Valentinas Rajackas, kaip technologas, reiškia, buvo. Tai garbė buvo Stanislavui, bet kaip istorikas iš tikrųjų jis yra labai silpnas Buškevičius, nes apie Napoleono karus pasakė ne tai, kas buvo, nes principė, kom žmogus disponuoja, tą jis ir dėsto. Jis pamiršo pasakyti, kad po viso šito karo rusų kazokai po 12 metų sėkmingai, vadinasi, ne tik ten į Baškirai buvo, Ulanai ir ko ten nebuvo, Paryžiui ir vadinasi užsisakėjo šampaną ir atsiprašant vatino prancūzaitės. Nu tai va tokia istorija, kad neatsitiktų. Dabar, vadinasi, paminėjote taip pat žinovus, kad nematai Trumpas yra senas komiteto agentas. Ir kas pasakė? Pasakė Iškauskas, jeigu pakišt galima į patį paklaustukų, nu nesvarbu, senas, kaip sakant, reiškia, opera šitas propagandistas. Iš Balbieriškio, tarp kitko, kaip ir Skvernelis, nes Balbieriškis, ko gero, yra informacinis centras, išugdęs ne vieną, kaip sakant, lakios vaizduotės, nu ir, kaip sakant, aštrios plunksnos asmenį. Dabar žiūrėkite, vadinasi, ką aš noriu pasakyti, kodėl jie nepaminė, pavyzdžiui, Gulbino, KGB majoro, kuris ant dėdulės parašė kvalifikuotai, vadinasi, ir laisvam laikraštį buvo rašyti, ir pas Gorėnę buvo tie klausimai rašyti. Kodėl nepasakė Iškauskas apie Magnoliją iš Leningrado, kurią Čebrikovas, KGB kadrų valdybos viršininkas generolas paėmė tenai ir kaip pagal tą dainą Kakerada, što мы все из Leningrado, po šiai dienai, reiškia, neliečiamumą turi. Dabar žiūrėkit, daug yra kalbama, Karolio noriu paklausti, kaip vadinasi iš ekonominio taško. Nu, sudėtinga, nes lakstom nuo temos prie temos, esmė tokia. Gavosi kas? Tau šaknelės
tau viršūnėlės, man šaknelės. O šiandien atvažiuoja klounas, vadinasi, pasirašyti dokumento. Trumpas visą laiką kalba su potekste gilia, vadinasi, su ironija, bet yra gili mintis, jis pasakė, kaip pasakant anglai, ką patys negalite apsiginti, kaip per antrą pasaulinį karą prie Dunkerko, vadinasi, atremti buvo į Lamanšą ir atėjo su Anglijos kariuomenė, Čerčiliu ir visais kitais, vadinasi. Nu, jis juokauja, galit pasižiūrėti, ironija puikiai yra Stanley Kubricko, taip pat filme, kodėl aš pamilau atominę bombą. Ten analogija anglų ir amerikiečių generolo, vadinasi, irgi rusai puola, dar reikia žiūrėti, aš nepasakoju. Esmė tokia. Dabar sakykit, Karoli, kaip suprasti, anksčiau buvo šūkis Lietuva be suvereniteto, Lietuva be ateities. Tai dabar ką? Į Ukrainą perkelia Ukrainą be mineralų, Ukrainą be sutarties. Trumpas pasakė, nu mes šiai pinigų basiai išleidom kaip per lendlizą, mums reikia jo susigrąžinti. Nes, nu, nuostolis, grinas nuostolis, nesvarbu, daug žūsta, milijonas ukrainiečių žuvo, vadinasi, mes kariuomenės neduosim, mes į NATO nepriimsime, čia Europos reikalas, Europa šalia gyvena, jums mineralų kaip ir nereikia. Anglas su prancūzų Mukronu, kur dėduką kokią apsiženęs ten turi, vadinasi, mes siūsime kontroliuojančias taikos, vadinasi, pajėgas į Ukrainą. Palauk, tai čia pilna tokių kaip Stasiukų, mano gerų pažįstamų Lietuva, kurie trokšta, dega, aistra atsidurti Украиной. Ну, русы сако, давай, ребята, подходите поближе на растерзание. Vadinasi, мой руку и глаз набили уже, у нас глаз набитый. Mes tokių kaip jūs laukiame, vadinasi. Tai vat, ką aš noriu pasakyti. Dabar pagrindinis momentas, Jeffrey Sachsas, ekonomistas, tas, kuris perėjo, vadinasi, visą 40 metų papėję perestroikos konsultantas, aukščiausio laipsnio, aukščiausio lygio. Vadinasi, kalbėjo europarlamentarai, jis pasakė pabaltiečiam šitiem, vienintelė jūsų išlikimo sąlyga užsičiaupti ir ne, vadinasi, neridenti bačkos ant Rusijos. Stasiukas prisirideno su Čečenija. Rezultatas, kad jis kominimo aikštę Vilijampolėje, Slabodkai, pavadino Čečenijos aikščiai. Nu, a rezultatai kas sėdi Čečenijoje? Kadyrov sėdi, visus kitus zamačili v sortyrach su visais liotčikais ir panašiais dalykais. Tai vat Staselė, kaip sakant, baltas bilietas, kaip sakant, blogas dalykas yra. Neperdažysi jo, nes jis ir mano žmona pavadino vatnikė, būdamas gerų draugų, vadinasi, kad davė jam gerų minčių. Dar kartą sakau, jeigu durnas, tai ilgam arba visiems laikam. Ačiū ir iki. Ačiū Arnoldui. Neliūdna. Na, ta aš laukiau to skambučio, kaip tik tai, žinau, visą laiką nuotaikingai ir faktiškai vienas iš mūsų tokių, sakykime, aktyviausių laidos dalyvių. Aš noriu porą žodžių pasakyti savo nuomonę, sakau, Arnoldai. Mano nuomonė tai tos iškasenos, tie metalai Amerikai taip jie reikalingi. Mano nuomonė tai negali taip pasakyti. Nėra kaip užbaigti tą karą. Suprantat? Vienas dalykas. Antras dalykas. Jeigu taip sustos, tai šiandien sustos ir pradės važiuoti vėl, nėra pabaigos. Nėra pabaigos. Mano nuomonė, reiškia, jeigu jie čia pasirašys tą sutartį, tai Amerika atsiųs specialistus, reikia tyrimus daryti, tengi nėra, kad paruošta atėjo į fabrikas ir pradėjo dirbti, ten nieko nėra. Ora, pasirašys, taip. Atsiųs specialistus, pradės dirbti. Ir to pagrindu. Jų žmonės, jų, man atrodo. Čia labai tikėtina, kad... Taip man atrodo. Labai variantas. Nes aš kitaip nematau. Suprantat? Kitaip nematau. Čia bus priimtina. Nelaimėjo nieks, nepralaimėjo nieks. Taip mano nuomonė. Mažiau bus tokio keršto, žinot. Tai ten tas, žinot, liks, bet sunku sakyti, žinot, ašgi ne tas, ne specialistas koks, tuo labiau aš, tai va, tik tai, bet aš, vertinamas daug ką. Gali būti labai rimtas pagrindas tam, kad užsibaigtų viskas. Kad užsibaigtų ir kad būtų atrama kažkokia, tai suprantat. Įves kariuomenę, įves tą, tai bus čia kariuomenė įvesi ekonominių dalykų, darbai, fabrikai pastatyti mūsų žmonės dirba. Nebus ten tų fabrikų.
Taip toks Pirmiausia, Trampas taip žvalgybos, sako, suprantat? kad bus ten vykdomi Jo. pramonė, vieną žodžiu. Dabar, reiškia, vat, ką jūs čia sakėt ir ką Arnoldas sako, tai žiūrėkit, Kasparavičius, Algimantas Kasparavičius, istorikas, šiandien parašė, į Lietuvai vis dar knietės demokratizuoti, kabutėse, rytus, susimokės pati. Tai jau daug susimokėjom. Daug susimokėjo ir susimokės pati. Įdomus straipsnis, labai įdomus straipsnis. Jo interviu yra. Klausia, pavyzdžiui, kodėl Amerika keičia žaidimo taisyklės, kurias jį pati ir buvo nustačiusi. Nes visą Europą, tai juk Europą, Ameriką, jie čia skaitėsi, žinot, kaip namie. Jie galvoja, kada Miunchene perskaitė. Jie pašiurpo. O kodėl keičia? Todėl, kad keičiasi vienas dalykas, kad keičiasi, pasaulis keičiasi. Antras dalykas, jie pamatė, kas dedasi. Kada jie paleido, tai pradėjo, reiškia, atsirado tokių vertybių, kaip Sorošo tos vertybės, žinot. Jį rašo. Ta sėkmingai, ta plačiaja prasme ideologija čia buvo galima labai pelningai parduoti. Spekuliuoti pradėjo tais visais dalykais. Ta sėkmingai darė Sorošas su kompanija. Įvairūs institutai, nevyriausybinės organizacijos, nepriklausoma spauda, netgi leftistiškai nusiteikę kunigai ir vienuoliai, tvarkingai maitydami per USAID sistemos tuveles, beveik 40 mečius. Amerikietiškos vertybės moraliai skurdžiose postkomunistinėse kraštuose buvo puikiai perkamos. Aišku, ten jų vertybės tada atsimena džinsai, Coca-Cola. Net tai kramtoma guma buvo. Ir kramtoma guma, Apie kurią filmus pastatė. Ir klausioje vėl, ES atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje. Viena vertus, ji negali ir nenori menkyti savo vertybinės politikos. Kita vertus, negali susipykti su Amerika, kurios saugumo skydas kaip niekad jie reikalingas. Ar investicijos gynyba ją pagos? Čia kalba tokia, vienu žodžiu, ką kalba dėl tos Amerikos kariuomenės. Taip, tai juokiasi. Neturės tame šitos ES kariuomenės, atsiprašau, Europos kariuomenės. Neturės jinai jokios kariuomenės. Neturės jokios kariuomenės. Antra vertus, jie užmiršo, kad yra NATO. Čia atsirado ir pas mus atsirado, kas čia tas NATO. Čia mums savo reikia, žinot, ant to uždirbti. Bet tas viskas veda į tai, klausė jo. Tik neaišku, ar sugeba ES politikai adekvačiai vertinti situaciją, jeigu visus karo metus kalbėjo vien apie Ukrainos pergalę mūšio lauke. Ką pas mane šneka, žinot. Tai žiūrėkit, taikos planas ES akimis ir lietuvių, čia Lietuvoje politikų. Rinkit pinigų, duokit šautuvų. Ne apie tai, ką kalba, o karą. Žiūrėkit, ką jisai atsako, istorikas. Bijau, kad dauguma lietuvių politinio establishmento nuo Daukanto aikštės iki Kudirkos aikštės darai net nesuvokia, kas nutiko. Kodėl NATO buvęs toks efektyvus, kai to efektyvumo situacija nereikėdavo. Dabar, kai jau lyg ir reikėtų, sukoši tuščiai ir jokio efektyvumo nerodo. Manau, priežastys paprasta. 49 metais įkurta organizacija buvo adaptuota tos epochos iššūkiam. Ne šitiem laikam. Ne tiem laikam, jo. O dabar pasaulis, milžiniškas musulmonų pasaulis su Iranu ir Turkija centruose. Ir čia aiškėja, kad senoji NATO sistema nepritaikyta tokiai geopolitiniai konspiracijai. Regis, Trumpas tą suprato ir naujų sprendimų ieško dialogę su Rusija. Vadinasi, Lietuvos likimas vis mažiau priklauso nuo jos pačios.
klausė. Visai jis nepriklauso. Visai nepriklauso. Kada atidavė savo valstybingumą, jeigu tai paimti Europos Sąjungai. Ir likom kažkoks, tai žinot, provincija kažkokia. Į provinciją ir tą provinciją. Bet dabar pažiūrėkite, tas demokratizacija rytų, kurie straipsnį rašo. Baltarusijos pavyzdys, šalia. Tailando su Kinija. Nu, kam reikia tokių dalykų? Kaimynai yra kaimynai, kaip jie gyvena, taip jie gyvena. Daug ką juokina tas Cekanovskos čia finansavimas, čia įkurta prezidentė Baltarusijos. Nu, žinot, ir daug yra labai dalykų. Aišku, čia tie politiniai, žinot, sunku suvokti, bet va, tie, kurie daro, tai jie turėtų suvokti. Galim mes čia, žinot, nežinau daug ko, bet būnant ten užsienio reikalų ministrų, prezidentų, vyriausybės, taigi tą visą informaciją turi. Dirba visos institucijos, kurios viską pateikia, ir žvalgyba, ir visa kita. Kodėl taip elgiasi? Kaip manot? Reikšmiškumo nori savo? Žiūrėkit, ką kalba Žygimantas Pavilionis. O, dar jį turit. Jo, bet čia labai reiškia... Bet žiūrėkit, ką jūs paminėjote? jo, bet žiūrėkit, kodėl jį keičia visur? Kodėl, ar čia dar tas pati hebrytė vis, kad dar jūs nepamirškit? Čia du yra. Čia jos pakvietė. Klausimas buvo, ar Lietuva turėtų keisti sankcijų Baltarusijai politiką. Va, ką jūs klausėte? Aha. Tai Pavilonis kalbėjo ir Dainoras Brazauskas. Žiūrėkit, ką sako Pavilonis. Pasakiau taip, kuomet Amerika pradeda žaisti ir flirtuoti su blogio ašimi, kurios dalis yra Lukašenka, Putino režimas ir Xi Jinpingas, tada tokie šalis kaip mes prarandame teritorijas, žūsta žmonės. Ir Amerika praranda savo lyderystę, nes dar plačiau įsitvirtina blogio ašys. O tada, kai Amerika žaidžia su laisvė demokratija ir kartu su Europa kovoja su ta blogio ašimi, mes pasiekėme labai daug. Nebūtume nei laisvi, nei turtingi, nei saugusi, jeigu kažkada Ronaldas Reiganas su Jonu Pauliu II to nebūtų darę. Tik bėda, kad kiekvienas naujas Amerikos prezidentas laiko save galingų politikų ir mano, kad gali kažkaip gudrumu ar stiprumu pakeisti pasaulį bendradarbiaudamas su tokiais režimais. Paprastai tie režimai jokios iš tokio amerikietiško naivumo apsinaudoja jo ir amerikiečiai praėjus maždaug porą metų po tokių žaidimų mūsų atsiprašo. Pasako, kad lietuviai ir lenkai visada buvo teisūs ir žinoma, reikėjo mūsų klausyti nuo pat pradžios. O atskaitau jo. Kaip galim iš tokius dalykus kalbėti? Vat jis pasaulio ašis. Jo, žiūrėkit. Tas pats buvo prezidento Obamos laikais, kai valstybės sekretorė Hillary Clinton net oficialiai pasirašė memorandumą su Lukašenka, kad už prisodrintą uraną paremtų Astravo elektrinę. Dirbau metus JAV kongrese ir mūsų prezidentė tada tiesiai šviesiai pasakė Hillary, ką apie tai galvoja. Amerikiečiai mūsų atsiprašė ir pakeitė politiką. Taip pat matėme ir prezidento Bušo apsikabinimus su Putinu. Matėte tokį faktą? Girdėt? Nu, girdėjau, kaip atsiprašė. Pavilionė atsiprašė, nulenkė galvą. Ir dabar turbūt šitam Petrui pasakys, atsiprašyk. Jo. Už mūsų atsiprašyk. Nu, čia tai Lietuvos politikai. Jo. Čia Lietuvos politika. Kaip Stasiukas, matot, va, kietas, čia dar vienas kietas. Kietų yra pas mus politikos. Kad ne rusų, lietuvių, lenkų ir kitų turinčių tūkstantmetę patirtį su rusais reikia klausyti ir dirbti vieningai su mumis, su ukrainiečiais, su visa Europa. Mes patys vyksime į Vašingtoną, kalbėsime apie tai, apie ką kalbėjomės Miunchene. Kalbėsime kiekvieną dieną tol, kol amerikiečiai mūsų išgirs, kol supras, kad jie privalo stovėti gėrio, laisvės ir demokratijos pusėje. Nes tai yra Amerika. Šalis, kurioje viskas sukurta laisvės pagrindu. Įgalinti nelaisvę, įgalinti blogį tiesiogiai prieštarauja Amerikos interesams. Frazės sparnuotos. Jo. Ir čia galvojat, kada jis čia senai pasakė 21. Čia dabar? Dabar, 21 vasario. Dabar. Matot. Matot, jeigu jie ten
su Paukščiu susitikę, sako, čia Gabrielius gali viską sutvarkyti, tai matot, kuo jie jaučiasi. Tai ir tokias frazės. Jo, dabar Bradauskas iš to Nemuno aušros. Tuo pačiu klausimu, jie kartu vienam laikraštį jos atspausdino. Jeigu užsienio politika neša nuostolius, ji vienareikšmiškai yra bloga. Aš tikrai niekaip nepateisinčiau tokios užsienio politikos, kuri dangstytųsi kažkokiamis vertybėmis, bet dėl to kentėtų mūsų žmonės ir mūsų ekonomika. Apskritai, mano manimo, mūsų politika Baltarusijos atžvilgiu yra netoliaregiška. Mes nemažai dėl to praradome. Taip mes žinome, koks politinis režimas Baltarusijai, suprantame, kad tai kitokia valdymo forma nei pas mus, kad tai diktatūra. Tačiau, kaip bežiūrėtum, tai buvo mums pakankamai lojali kaiminė šalis, kurios valdytojas prezidentų jo nepripažįstam, vienaip ar kitaip visais įmanomais būdais vengia priklausomybės nuo Rusijos. Tačiau mes netoliaregiškais savo veiksmais padarėme taip, kad atiduotumėm Baltarusiją Rusijai. Ir šiandien turime Rusijos kariuomenę prie mūsų sienų. Tai pats blogiausias tokios politikos dalykas. Kartais norėdami įtikti kažkam svetimam, padarome didelių klaidų. Neseniai biudžeto ir finansų komitete lankėsi Klaipėdos jūrų uosto vadovai. Pasirodo, eksportas per mūsų jūrų uostą ir krova, kuri Lietuvai atnešdavo apie 500 milijardo, sumenko iki 13 milijonų. Tai didžiuliai nuostoliai ir aš nesuprantu, dėl ko tai buvo padaryta. Ne vienoje laidoje esu sakęs, kad prezidento pasikeitimas Jungtinėse valstijose lyginčiau su spalio revoliucija Rusijai. Kodėl? Todėl, kad po tos vadinamos revoliucijos Peterburgo spauda dar visą mėnesį rašė, pasakykime taip, įprastinių režimų, nes nesuprato, kas vyko, nesuvokė, kas iš tikrųjų atsitiko. Tad šiandien noriu visai Lietuvos visuomeniai pasakyti, mums reikia suvokti, kad įvyko didžiuliai pasikeitimai. Turėsime veikti visiškai kitaip. Mes turime grįžti prie tos užsienio politikos, kuri nebekenktų mūsų ekonominiams interesams. Aš esu už nepriklausomos Lietuvos užsienio politiką, kuri nekenkia Lietuvos žmonėm. Tegul mane išvadina Kremliniu ir vatniku, bet kažkas vieną kartą turi pasakyti teisybę į akis ir atrodo, kad ta tiesos akimirka vis labiau artėja. Tai jis dar švelniai šneka, žinot. Na, žinau, kokia aplinka Lietuvoje, žinot, pasakyk tiesiau, tai to, kaip ir sako, Nu jo, bet užsienio politika, jeigu jinai nekenkia, tai jau gerai. Įsivaizduojat? Baisu. Iki kur nusigyvenom? Ir svarbiausia, kad čia nereikia nieko sugalvoti. Lenkijoje, vot kaiminiai, šalia, taip. Visi diplomatai per visą pasaulį jų, kur tos, reiškia, ambasados yra, konsulatai, visi įpareigoti ieškoti uždarbio, verslo ieškoti Lenkam. Visi. Bet ne tik valstybės pagrindas. Jeigu žmonės dirba valstybėje, uždirba, turi pridėtinę vertę, naudą turi, tai geriau gyvena visi. Čia nereikia ne ekonomistui būti. Jeigu mes to kaip laidos pradžioj, iš kur milijonieriai? Iš to, kad jie sugebėjo dirbti, sugebėjo daryti, kažką gaminti, kažkokias gauti lėšas ir paskolas, bet kokią formą. Lietuvoje apie tai nekalba. Lietuvai reikia demokratinti rytus. Ir čia dabar, kai kalbėjo apie tos mokesčius kalbą, tai žinot, tai kažkokia tai kirpėja, taip. Reiškia, ten kirpyklos kokie savininkė yra, kažkur kitur gyvena. O čia kažkokia tai kirpėja, reiškia, kad jinai ten nesuskaičiuoja, kiek tenai dabar įvesim, tai tos, iš manęs kasas visus nesuskaičiuoja pinigų. Suprantat, mokesčių tenai palūpti. Iš kirpėjus paims mokesčius, tai bus... Jo, kad pasakytų, suprantat, vaikam, jeigu jūs pasirinksit kirpėjo specialybę, taip, tai galite uždirbti tiek ir tiek. Mašiną nusipirksit už tiek ir tiek laiko, butą nusipirksit už tiek laiko. Taip turėtų būti. A čia kokia tu su kirpėja.
Vat Ja, pas tai mane čia požiūris. kaip pavyzdys, žinot, bet apskritai, pažiūrėkit, dabar medicinoje, ne, gydytojai mokosi 12 metų. Kaip su jais elgiamasi? Mokytojai. Tai žmonės neturi tos perspektyvos, neturi matymų į priekį, neturi garantijų, kur jiem eit. Ir žinot, čia anekdotai netgi visokiausi, žinot, apie teisininkus, bet sako, kur bedirbtum, bet geriausia Seimo nariu būtų. Gali nieko nedirbti ir Jokios atsakomybės. jokios atsakomybės, pinigų iš karto, vat, kiek nori. Dar čia, žinot, dar sandėliai yra ten, kur tūkstančiais visokių prekių gali dabar apie Valkiūną čia paleido informaciją. Bet kad visi taip daro. Visi. Nu, Valkiūnas tai žinot. Milijonierius tai čia Sau gali leisti. nėra ką norėti. Nėra ką norėti. Sėkmingas žmogus. Jo, tai vis tik tai, kalbant, apibendrinant šiandieną, Dar vieną dalyką. Vat, kaip jūs sakote apibendrinant. Vat apibendrinimui. Žiūrėkit. Sviestas. Taip. 82% riebumo. 23 metais pas mus kainavo 13 eurų 94 centai kilogramas. kilogramas. Taip. Reiškia 13 Pernai. metais, kalbat. 13? 23. Ai, 23. Žiūrėk, pernai. Reiškia. Vat. Spalio mėnesį 13,97 ir po to 14,25 ir jau į metų pabaigą išėjo sviestas pas mus 14,59. 14 eurų 59 centai. Taip. Lenkijoje 23 7,72. Paskui čia pas brango, kur jau jie baisiausiai kėlė triukšmą. Tai 24 metus baigė 10,5. Pas mane 14,59, pas jos 10,30. Po pabrangimo pas jos jau. Pusantro kartą. Brangiau. Vat. Nu, ant sūrio daleiskim. Varškės sūris. Pas mus ir Lenkijai. Pas mus, reiškia, pernai baigė 8,19, 8 eurų 19 centų, o Lenkijoje 4,82. Per pusę, vos ne. Vat. Kodėl? Mokesčiai, PVM-ai, gamybos kaštai. Kur čia tie skirtumai dideli? Čia taip šalia. Netgi pievos tos pačios Lenkijoje, kur karvės ganosi. Todėl, kad ten, jeigu padarytų va tai va tokias tas kainas, tai ten ne tik, kad jie išeitų su pakelta galva, suprantat? Tektų nuleisti. Jie neišeitų, juos išmestų. Suprantat? O pas mus galima ką nori daryti. O pas mus galima tos dalykus daryti, bet su pakelta galva. Su pakelta galva. Tai aš sakiau ir sakysiu, kad jeigu konservatorių nebūtų Lietuvoje, tai Lietuva, aišku, geriau gyventų. O jeigu liberalų nebūtų, tai dar geriau gyventų. Nu, dar pagerėtų gyvenimas. Vat. Jo, bet ar jie yra ar ne, tai priklauso nuo žmonių valios ir žinių. Nes matot, kada pajungia visas tribūnas tralelę, žmonį mitralina, įkalba, išneka ir, nu kaip netikėt, kaip ir televizorių pasakoja. Bet jie tų dokumentų, kaip jūs pateikėt viską faktus, pas mus labai nedaug žiniasklaidų yra tokių faktinių laidų. Daugiausiai yra propaganda, daugiausiai yra nuomonės, žinot, kaip paviljonio demokratinti ir kaip reikia elgtis. Tai aš manau, kad tikrai dalinkimės žiniomis, dalinkimės informaciją ir turim žinot, kas yra valstybė, kaip valstybėje turi žmonės jaustis saugus, turėti savo viziją į priekį,
ką daryti, vaikai auga, užauga vaikai, tėvam, kur vaikus leisti mokytis, kur jiems padėti, kokias kryptis. Ir tie vaikai pasirinkdami turi žinot, kur gerai, vis tiek jau paimkim 12-okus, jau baigėsi toj pavasaris, jau pabaigs abiturientai. Ar žino vaikai, kur gyvenime keliauti į užsienį? Čia yra baisiausi dalykai. Emigruoti. Bėgam visi iš Lietuvos. Ir suprantat, jeigu paklausai žmonių, kada blogai, kada brangu, taigi niekam nepatinka. Taip? Taip. O jeigu pasakysi, kad čia priežastis, kad jūs išrinkat tos, kurie taip daro ir kurie taip darys. Ir vis tiek renka. Nepatinka, kad pabrango, bet kas pabrangino, patinka. Aš jau pasakiau, už ką jūs balsavote, aš pasakiau, suprantat? Nei žino, nei pažįsta. Vat ką reiškia tas Nežinojimas. nežinojimas ir ta dezinformacija nuolatinė. Jo, tai buvo laida analitinė Kauniečių akimis. Svečias politikos analitikas Karis Bruder, aš Kęstutis Pūkas. Valandą laiko pasidalinome kažkuo tai, ką žinojome. Kažkiek tai YouTube Pūkas TV galite pasidalinti laidą. Pasižiūrėkite, kas kaip gyvena ir kaip gyvens, jeigu nežiūrėsite, kas vyksta Lietuvoje. Tai ačiū visiems ir iki. Ačiū. Kauniečiai klausia, kam tarnauja valdžia? Visuomeniai ar biurokratų klanams, kurių gniaužtuose atsidūrė daugelio likimai? Kodėl nebepasitikime savimi ir nuolaidžiaujame, užuot kovoję už savo teisės? Kas kaltas, kad kyšių davimas, vagystės ir abejingumas tapo kasdienybę? Tik viešumas išsklaidys abejones. Televizijos kanalo Pūkas TV laidoje Kauniečių akimis.